Šioje knygoje parašyta apie Biblijos paslaptis, kurios tūkstančius metų liko neišaiškintos. Šioje knygoje parašyta, kad paslaptingiausia dalis yra pradžios knyga, kurioje Dievas vadinamas mes. Paslaptingas žodis pradžios knygoje mes. Kai Dievas Tėvas sukūrė žmogų, jis nesakė: leisk man padaryti žmogų, bet sakė: padarykime žmogų. Tuomet Dievas tarė: padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Dievas yra vienas – Tėvas. Tad kodėl Dievas Biblijoje vadinamas mes? Paslaptis apie kūrėją prasideda nuo pradžios 1 skyriaus 1 eilutės. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Toroje, originaliame Biblijos tekste, tai parašyta kaip Elohim, kas reiškia Dievus. Tai reiškia, kad kūrėjas nėra vien Dievas Tėvas. Elohim reiškia dievai, kaip El arba Eloh daugiskaita, kuri nurodo Dievą vienaskaitą. Biblijoje Dievas įvardijamas kaip dievai daugiau nei 2500 kartų. Tai rodo, kad turi būti ir kitas Dievas, ne tik Dievas Tėvas. Vyras ir moteris buvo sukurti pagal Dievo atvaizdą. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Žmogus buvo sukurtas pagal Dievo Tėvo atvaizdą. Moteris buvo sukurta pagal Dievo motinos atvaizdą. Elohim kūrėjas yra Dievas Tėvas ir Dievas motina. Ir pranašaujama, kad Dievas apsireikš paskutinėmis dienomis. Sūnaus amžiuje Dievas apsireiškė kaip Jėzus. Kokia forma Dievas apsireikš šventosios dvasios amžiuje, kad išgelbėtų žmoniją? Šiame amžiuje Elohim, Dievas Tėvas ir Dievas motina ateis kūne, kad išgelbėtų žmoniją. Ir dvasia, ir sužadėtinė kviečia: ateik. Ir kas girdi, te atsiliepia: ateik. Ir kas trokšta, te ateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens.